Užsukę į Šiaurės Lietuvos Aukštaitijos dalyje Biržų krašte esantį nepilnus 2000 gyventojų savo herbą, vėliavą ir miesto teisės turintį Vabalninką, tikrai pastebėsite ne tik gražią baltą Švenčiausios mergelės Marijos dangų neėmimo bažnyčią, bet ir didelį 4-aukštį pastatą, kuriame įsikūrusi Vabalninko žemės ūkio mokykla. Nuo seno šiuo apylinkių žmonės veržėsi į mokslą, tad nenuostabu, jog ši mokykla gyvuoja nuo 1924 metų. Vabalninke jau nuo 1908-ųjų norėta įkurti mokyklą mergaitėms. Susikūrus katalikių moterų draugijai, mergaitės grupelėmis buvo mokomos austi, nerti. Pradėdami pažintį su Vabalninko žemės ūkio mokykla, apsilankėme jos muziejuje. 1996 metais jis įkurtas mokytojų Algirdo Garbausko, Arvydo Grikinio ir dailininko Vaitiekūno pastangomis. Muziejuje sukauptos visos žinios apie šią profesinio moksleivių rengimo įstaigą nuo pat jos įsikūrimo pradžios. Istorinę praeitį primena stenduose sukabintos nuotraukos, kuriuose užfiksuoti senieji pastatai, švenčių ir renginių gražiausios akimirkos, mokyklą baigusių moksleivių laidos. Jie įamžinti ir prisiminimų albumuose. Gausu bėgant metams susikaupusių mokyklos simbolių, medalių, diplomų, ją paliekančių mokinių atsiminimui paliktų dovanų. Specialioje svečių atsiliepimų knygoje nemažai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio atvykusių svečių įrašų. Vabalninko žemės ūkio mokyklos pradžia laikomi 1924 metai. Tais metais iš salų atkelta mergaičių namų rašos mokykla. Su tolesnė mokyklos įsikūrimo istorija ir senaisiais pastatais susipažinome lydimi Vabalninko žemės ūkio mokyklos bibliotekininkės Dalios Liaukevičienės. Vykdant žemės reformą, netoli esančio Salamiesčio dvaro žemė patenka į valstybinį žemės fondą. Dalis žemės, 58 hektarai, buvo skirta ir Vabalninko mergaičių ūkio mokyklai. Apleisti Salamiesčio dvaro rūmai tuo metu neturėjo šeimininko ir Lietuvos vyriausybės sprendimu 1928 metais jie buvo perduoti mergaičių ūkio mokyklai. Šiame pastate mokykla gyvavo nuo 1930 iki 1940 metų. Šis pastatas buvo pastatytas 1931 metais Vabalninko katalikų moterų draugijos pastangomis. Nuo 1936 metų čia buvo 4-metė mergaičių amatų mokykla. Vėliau 40 metais panaikinus kazimieriečių veiklą, šis pastatas buvo perduotas Vabalninko žemės ūkio mokyklai. Į šį pastatą Vabalninko žemės ūkio mokykla įsikėlė 1950 metais. 1955 metais įkūrus Vabalninko žemės ūkio technikumą, šiame pastate buvo klasės, dėstytojų kambarys ir raštinė. 1955 metais įkūrus Vabalninko žemės ūkio technikumą, jo bazę sudarė 3 pastatai. Šiame pastate man už nugaros įsikūrė administracija, o šiame pastate buvo mokyklos valgykla ir biblioteka. Tačiau padaugėjus mokinių nebeužteko patalpų ir 1959 metais pastatas rekonstruotas į 3-aukštį pastatą ir jame jau įsikūrė centriniai Vabalninko žemės ūkio technikumo rūmai. 1961 metais pastatytas ir įrengtas 309 vietų moksleivių bendrabutis. Pradžioje buvęs bendru, vėliau jis tapo berniukų bendrabučiu. Šiuo metu šiame pastate veikia Vabalninko krašto muziejus ir biblioteka. Ėmus didėti moksleivių skaičiui, pradėta rūpintis naujo mokomojo korpuso statyba. Jei 1960-aisiais technikume mokėsi 300, tai 1965-aisiais jau 606 moksleiviai. Netrukus imtasi 1,5 milijono rublių vertės technikumo mokymo komplekso statymo. 1967 mokslo metus Vabalninko žemės ūkio technikumo moksleiviai ir dėstytojai pradėjo ką tik pastatytuose centriniuose rūmuose. Ir dabar šiame didžiuliame pastate ugdoma jaunoji karta. Šiuo metu Vabalninko žemės ūkio mokykloje studijuoja virš 300 moksleivių, darbuojasi darnus pedagogų kolektyvas. Nuolat gerindama profesinio mokymo kokybę, atitinkančią darbo rinkos poreikius, Vabalninko žemės ūkio mokykla ruošia būsimus darbuotojus, jiems įdiegiant ne tik bendras profesinės žinias, bet ir darbo įgūdžius. Direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui ir gamybai Almantas Janušonis supažindino su gamybinio praktinio mokymo baze Vabalninko žemės ūkio mokykloje.
mokyklos mokomajam ūkiui yra skirta 82 hektarai žemės. Mokomajame ūkyje mokiniai atlieka praktikas, mokosi vairuoti traktorių, augina daržovės, augina žemaūgių vaismedžių sodą, augina serbentus. Profesijos mokytojai su mokiniais dirba šiuose padaliniuose, įgyja praktinės žinias, kurias paskui gali pritaikyti savo gyvenime. Turima mokykloje technika pilnumoje atitinka programų reikalavimus, ugdo mokinius savarankiškumo, kūrybingumo, pareigingumo. Mokiniai atlieka praktikas ne vien mūsų mokomajame ūkyje. Sudaromos sutartys su aplinkiniu pieniniu įmonėm, tai yra Pieno žvaigždės, Panevėžio pienas ir eilė kitų pieninių. Atlieka praktikas ūkininkų ūkiuose, dirba įvairius ūkio darbus, mokosi savo darbą pritaikyti tikrai praktikoje. Taip vykdomas tarpusavio bendradarbiavimas su užsienio partneriais, dirba ir atlieka praktikas mokiniai užsienio valstybėse. Galima paminėti Olandiją, Vokietiją ir eilę kitų šalių, kur mokiniai tikrai savo žinias parodo, pritaiko praktikoje ir gauna daug naudos. Mokomųjų programų rengimas – ilgas ir kruopštus visos šios žemės ūkio mokyklos mokytojų kolektyvo darbas. Apie jas išsamiai papasakojo profesinio mokymo dalykų metodinės komisijos pirmininkė Dalia Garjonytė. Mokymo procesas mokykloje vykdomas pagal mokykloje parengtas mokymo programas. Mokymo programos parengiamos atsižvelgiant į darbo rinkos ir mokymo proceso reikalavimus. Jos yra taikomas įvairiems išsilavinimo lygiams. Pas mus ateina mokiniai mokytis baigę 10 klasių turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, baigę vidurinę mokyklą arba neturintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo. Per paskutiniuosius metus mes esam paruošę 16 mokymo programų įvairių pakopų. Daugiausiai esam paruošę mokymo programų, kurios skirtos mokiniams mokytis baigusiems 10 klasių. Su pagrindiniu išsilavinimu šiuo metu mokosi tokių profesijų įmonių komersanto, automobilių kėbulo remontininko, technikos priežiūros verslo darbuotojų ir virėjo pardavėjo profesijų. Įgyję vidurinį išsilavinimą, šiuo metu mokosi draudimo įmonių tarnautojo, įmonės komersanto, pienininko profesijos. Be to yra pora grupių, kurios mokosi nebaigusios pagrindinio išsilavinimo, neturinčios pagrindinio išsilavinimo, tai techniko šaltkalvio remontininko profesijos. Jie mokosi 2 arba 3 metus, besimokantis 3 metus įgauna pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimą. Gaila, kad iš pasirinktų profesijų, kurias mes esam paruošę, kai kurių profesijų nepasirenka. Todėl yra galimybė pas mus mokyti kaimo turizmo darbuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, žemės ūkio darbininko. Ne vien tik šias mokymo programas mes ruošiame mokykloje, yra paruošta dar keletą mokymo programų suaugusių tęstinio neformalaus mokymo. Yra patvirtintos 2 programos, tikėsimės, kad ir toliau jas tęsime, nes suaugusių tęstinis mokymas irgi labai svarbus yra mokymo procesas, į kurį susirenka suaugę žmonės kelti savo darbinę kvalifikaciją. Vabalninko žemės ūkio mokykla organizuoja ir tęstinį profesinį žemdirbių mokymą. Projektų vadovė Tatjana Pliekaitė nepristatė, kaip jis vykdomas. Nuo 1995 metų Vabalninko žemės ūkio mokykloje yra vykdomi žemdirbių ir kitų asmenų susijusių su žemės ūkio veikla tęstinis profesinis mokymas, kurio metu žemdirbiai kelia kvalifikaciją, įgyja įvairių teorinių ir praktinių žinių. Taip pat yra organizuojamos dalykinės ekskursijos į ūkininkų ūkius. Per pastaruosius 3 metus mūsų mokykloje mokėsi apie 600 žmonių. Taip pat mokymams reikia rasti lėšų. Todėl mes rengiame projektus. Naudojamės lėšomis iš SAPART programos, taip pat iš kaimo rėmimo fondo. Nuo 2005 metų SAPART programą pakeis ES struktūrinių fondų lėšas. Džiugu pažymėti, kad mūsų mokykla gavo leidimą
mūsų mokyklos bazėje steigti žemdirbių profesinio rengimo centrą. Tad visus žemdirbius kviečiame aktyviai dalyvauti mūsų mokyklos organizuojamuose mokymuose. Mokykla ir jos kolektyvas bendradarbiauja su daugeliu Europos valstybių bei dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Su šia veiklos sritimi supažindino tarptautinių projektų koordinatorė Dalia Janulytė. Mokykla yra parengusi 13 ES tarptautinių projektų. Tarptautiniuose projektuose mokykla dalyvauja nuo 1998 metų. Mes dalyvaujame Leonardo da Vinci programos projektuose, kurie skatina mokinių profesinį tobulėjimą. Comenius programos projektai apima kultūrą ir švietimą. Šiuo metu yra vykdomi 4 tarptautiniai projektai. 3 Leonardo da Vinci ir 1 Comenius projektas. Pastaruoju metu mūsų mokiniai yra išvykę į Olandiją atlikti stažuotės ir jie stažuojasi jau 3 mėnuo. Mokiniai įgyja naujų įgūdžių, dirbant pas fermerius žemės ūkio įmonėse, susipažįsta su nauja technologija, išmoksta geriau užsienio kalbą, išmoksta bendradarbiauti su kitos šalies žmonėmis, sužino jų papročius, kultūrą, susipažįsta su jų šalies jaunimu, kartu bendradarbiauja, o taip pat savo patirtį paskleidžia ir tos šalies žmonėms. Kadangi apie Lietuvą užsienio piliečiai mažai ką žino, tai mūsų mokiniai pristato užsieniečiams apie savo šalį, kultūrą, papročius. Comenius projektas tai yra kalbinis projektas, mūsų mokiniai mokysis olandų kalbos, o olandų mokiniai mokysis lietuvių kalbos. Kai buvo atvykę atstovai, mes aptarėme, kokiame lygyje turėsime išmokti kalbų, kaip bendradarbiausime, kaip bus užimtas laisvalaikis atvykusių ir kokias vietas lankysimės ir kaip paruošime baigiamąjį darbą. Biržų kraštas Europos dalis, kad atvykę pas mus užsieniečiai galėtų susipažinti plačiau su Biržų kraštu. Ši medžiaga bus išversta į anglų kalbą ir anotacija bus išversta į olandų kalbą. Profesinio mokymo įstaigos moksleiviams sudarytos sąlygos gyventi visai šalia esančiame bendrabutyje. Šiuo metu Vabalninko žemės ūkio mokyklos antrajame bendrabutyje įsikūrė virš 100 auklėtinių. Pirmajame aukšte įrengti svečių kambariai. 2 ir 3 skirtas vaikinams, o 4 ir 5 merginoms. Apsilankius ir pas vienus ir pas kitus stebino tvarka. Vyresnysis vaikinų auklėtojas Boleslovas Marcikonis pasakojo, jog bendrabutyje įvesta speciali dienotvarkė. Sudarytas bendrabučio aktyvas, kurio sudėtyje aukšto seniūnas, vyresnysis, budintysis. Kambariuose vaikinai ar merginos gyvena po 1, kelis, o kas pageidauja ir 3. Vaikinų poilsiui skirta teniso žaidimo salė bei specialiai tam skirta patalpa, kurioje vakarodami jaunuoliai žiūri televiziją, rengia bendrus susirinkimus. Norintieji atlikti namų darbus renkasi pamokų ruošos klasėje. Danutė Bražiūnienė, merginų vyresnioji auklėtoja, džiaugiasi, jog bendrabutyje gyvenančios auklėtinės tvarkingos ir darbščios. Ta buvo galima pastebėti ir jaukiuose jų kambariuose. Panelės taip pat sukūrusios savo valdybą, įvedusios budėjimo grafiką. Kaip ir vaikinai poilsio kambaryje jau susirenka pažiūrėti televizijos, o taip pat pabendrauti vakaronėse, pasitarimuose aptarti elgesio normatyvų, rengia gražiausių kambarių apdovanojimų konkursus, darbų parodas. Buities kambaryje pastatyta lyginimo lenta. Na, o kadangi mūsų vizito metu buvo pietų metas, iš virtuvės netrukus pasklido gardūs kvapai. Vabalninko mokyklos auklėtiniai užsiima ne tik profesiniu savo ugdymu, bet aktyviai dalyvauja ir plačioje popamokinėje veikloje. Mokyklos užklasinės veiklos organizatorė Vilma Indriliūnaitė teigė, jog čia gana platus būrelių pasirinkimas pagal savo poreikius ir pomėgius. Mes taip pat aplankėme keletą iš jų. Muzikos būrelio vadovė Reda Indrulėnaitė dirba su dainos mėgėjais, kurių bene 15. Įsikūrusi ir instrumentinė grupė. Dainininkai ir muzikantai dalyvauja visuose mokyklos renginiuose ir šventėse bei konkursuose, o taip pat su savo programomis pasirodo Biržų rajono ugdymo įstaigose vaikų menų dienose. Sportiniai veiklai mokykloje vadovauja mokytojas metodininkas Henrikas Mejeras. Vabalninko žemės ūkio sporto bazė viena geriausių tarp žemės ūkio mokyklų. Kūno kultūros kabinete sukaupti visi moksleivių sportiniai laimėjimai, diplomai, medaliai, taurės. Atletinės gimnastikos salėje savo fizinį pajėgumą ugdo ne tik vaikinai, bet ir merginos. Čia vyksta ir kūno kultūros pamokos ir būrelių užsiėmimai. Visa įranga sumeistrauta pačių ir tarnauja jau 15 metų.
Bokso salėje vaikinai netruko pademonstruoti fizinę jėgą, o erdvėje sporto salėje kaip tik vyko draugiškos krepšinio varžybos tarp Vabalninko žemės ūkio mokyklos ir Balio Sruogos vidurinės mokyklos sportininkų. Vilma Indriliūnaitė Vabalninko žemės ūkio mokyklos etnografinio ansamblio vadovė. Virš 10 narių turintis kolektyvas nuolatinis mokykloje vykstančių švenčių dalyvis. Liaudies dainą myli ne tik merginos, bet ir vaikinai. Komplektuojant grupės ansamblis važinėja po mokyklas, kviesdamas tapti Vabalninko žemės ūkio mokyklos auklėtiniais. Itin originalią ir įdomią veiklą užsiima jaunųjų ūkininkų būrelis, kurį jau 8 metus globoja Sigita Čebinskienė. Apie 10 merginų čia domisi floristika. Nuostabios susūgėlių puokštės ne tik puošmena mokyklai, kur nuolat rengiamos jų parodos. Šio būrelio narės dalyvauja Lietuvos jaunųjų ūkininkų sąjungos organizuojamose vakaronėse, seniūnijų šventėse, o pernai mokykloje vykusioje Kaziuko mugėje prekiavo savo dirbiniais. Sigita Čebinskienė pasakojo, jog visa naudojama medžiaga – sausiukai, vytelės, rugiai, kviečiai – surinktos jų pačių. Erdvėje mokyklos aktų salėje į repeticijas renkasi šokio mėgėjai. Ritminius, pramoginius, o kartais ir liaudies šokius šoka 12 būrelio narių. Jiems vadovaujanti Dalia Baltrušaitienė džiaugiasi, jog šokėjams sekasi vis geriau. Mokiniai dalyvauja ne tik būrelio veikloje, bet renkasi ir choreografijos pamokas. Mokyklos auklėtiniai su savo kompozicijomis dalyvauja visuose mokyklos organizuojamuose renginiuose, o taip pat ir biržuose vykstančiuose vaikų menų dienose. Dabar čia tvyro pasiruošimo garbinga mokyklos jubiliejų nuotaikos. Atsisveikindami su Vabalninko žemės ūkio mokykla įsitikinome, kad jos auklėtiniai baigę šią mokyklą išeina į gyvenimą, įgyja ne tik profesinių žinių ir darbo įgūdžių, bet ir pasiruošia aktyviam visuomeniniam gyvenimui. Į garbingos Vabalninko žemės ūkio mokyklos sukakties 80-mečio šventę sugužėjo itin gausus būrys buvusių darbuotojų ir auklėtinių. Visą popietę čia buvo dalinamasi prisiminimais, nostalgiškomis jaunystės nuotaikomis. Tokio svečių antplūdžio šį ugdymo įstaigą seniai nebuvo sulaukusi. Siūlome pasigrožėti šios šventės akimirkomis. Į garbingos sukakties paminėjimo šventę visi buvę mokyklos darbuotojai ir auklėtiniai susirinko vėsų lapkričio 5-dienį. Ji prasidėjo Vabalninko švenčiausios mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčioje, kur šventas mišias aukojo klebonas kanauninkas Povilas Miškinis. Po pamaldų keliauta į mokyklą. Visi atvykusieji registravosi įstaigos prieigose. Sulaukta virš 200 buvusių mokyklos, išleidusios 17 laidų moksleivių, apie 30 pedagogų, o kur dar gausus svečių būrys. Ką prisiminti turėjo kiekvienas, kažkada vaikščiojęs šios mokyklos koridoriais. Savęs ieškota fotonuotraukų stende, apžiūrėti gausūs padėkų raštai, taurės, eksponuojami mokinių bei mokytojų darbai, tarptautinių projektų stendai. Mokyklos aktų salė vos sutalpino didžiulį svečių būrį. Šventė prasidėjo iškilmingąja dalimi. Dalios Baltrušaitienės parengta kompozicija Paukščiai lydėjo renginio vedėjų Dalios Liaukevičienės ir Vido Kupčinsko pasveikinimas eilėmis. O pirmasis sveikinimo žodį plačiam susirinkusiųjų būriui tarė mokyklos direktorius Petras Narkevičius. Šioje salėje keleto kartų gama. Įvairaus amžiaus, skirtingos profesijos, tebedirbantis ir jau į užtarnautą poilsį išėję pedagogai. Čia daug svečių, valdininkų, politikų, buvusių šiuo metu tebedirbančių, šios mokyklos mokytojų ir daug laidų baigusių šią mokyklą mokinių. Iškilmingai įnešus mokyklos vėliavą pristatyti šventinės konferencijos svečiai, kurių kiekvienas išties turėjo ką palinkėti Vabalninko žemės ūkio mokyklai, kuriai gyvenimas atskaičiavo 80 metų. Tylos minute bei kompozicija Uždėkit žiburius pagerbti anapilin išėję žemės ūkio mokyklos darbuotojai bei moksleiviai. Vieni po kitų sveikinimus ir linkėjimus mokyklos kolektyvai išsakė garbūs svečiai. Švietimo ir mokslo ministerijos profesinio rengimo skyriaus atstovai Juozas Gaudiešius ir Dalia Švelnienė perdavė ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimus, linkėjo mokyklos bendruomeniai kūrybingos energijos ir kruopštumo bei dėkojo už nuoširdų darbą. Atminimai įteikus ministerijos laikrodį, švietimo ir mokslo ministro padėkos raštais apdovanoti Dalia Janulytė, Marija Žiaugraitienė, Janina Vildžiūnienė, Boleslovas Marcinkonis,
bei Genovaitė Gabalienė. Neapsieita ir be didesnių dovanų. Mokyklai 80-mečio proga įteiktas kompiuteris. Žemės ūkio ministerijos vardu sveikinimus išsakė Veronika Pilipavičienė bei Elena Narušytė. Pasidžiaugusios, jog reorganizacijų eigoje mokykla išliko Žemės ūkio mokykla bei nuolat ruošia kvalifikuotus darbuotojus. Mokyklos biblioteka pasipildė 2 Žemės ūkio enciklopedijos dalimis, o ministro Jeronimo Kraujelio padėkomis apdovanoti Algirdas Garbauskas, Almas Jurevičius, Laimutis Žiedelis ir daugelis kitų mokyklos bendruomenės narių. Savo vizitu džiugino ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai Viktoras Rinkevičius bei Vytautas Einoris. Premjero Algirdo Mykolo Brazausko vardu mokyklai įteiktas Adomo Varno paveikslas, istorinė drobė, vaizduojanti Lietuvos karaliaus Mindaugo vainikavimo iškilmes. Su palinkėjimu, kad kiekvienas mokyklos auklėtinis, praeidamas pro šį kūrinį, pažvelgtų į jį ir susimastytų. Kalbėdamas Vytautas Einoris prisiminė, jog 1949 m. rugsėjį jis peržengė šios ugdymo įstaigos slenkstį ir ėmė mokytis zootechnikos specialybės. Dalindamasis jaunystės prisiminimais, Seimo narys Viktoras Rinkevičius pasakojo, jog ne kartą iš Joniškėlio technikumo tekdavo atvykti ir į Vabalninką susirungti sportinėse varžybose. Perdavęs sveikinimus nuo kaimo reikalų komiteto, Viktoras Rinkevičius atminimui įteikė ir karaliaus Mindaugo medalį, linkėdamas laimės, sėkmės ir sveikatos. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų atstovai Zenonas Prašmantas bei Indrė Jasudavičiūtė ragino mokyklos kolektyvą nuolat likti vedliu žemės ūkio srityje. Biržų rajono savivaldybės meras Regimantas Ramonas pastebėjo, jog kai 80 metų sukanka žmogui, jis laikomas solidžiu. Kai tiek sulaukia mokykla, ji tampa brandi savo žinių lobių bei patirtimi. Meras kartu su savivaldybės administracijos direktorė Palmira Prašmantienė savivaldybės padėkos raštais pagerbė jos darbuotojus Algirdą Krenčikėną, Vandą Brevienę, Vidą Čirvydą, Ritą Morkvėnienę, Algirdą Sriubikę ir žinoma mokyklos direktorių Petrą Markevičių. Biržų rajono švietimo skyriaus vedėja Genovaitė Gutauskienė pabrėždama, jog visų mokymo įstaigų paskirtis ugdyti jaunąją kartą skatino išsaugoti glaudžius tarpusavio ryšius. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Nijolė Šatienė kalbėjo. Kaip džiugu matyti jūsų moksleivius, kurie puošia kaimą gražiamis sodybomis, kurie yra šeimininkės geriausias. Ir aš dėkuoju, šiandien turiu progą padėkoti gerbiamas klebonė ir jums. Tai jūs išmokote moksleivius dvasingumo ir tą dvasingumą jie perduoda mūsų bendruomenėms. Ačiū ir jums labai už tai. Vabalninko seniūnijos seniūnas Stepas Gudas pastebėjo, jog šiemet lygiai tiek pat metų sukanka ir Lietuvos Žemės ūkio universitetui, į kurį gali lygiuotis ir Vabalninko Žemės ūkio mokykla. Žemės ūkio mokyklų ir aukštesniųjų mokyklų asociacijos prezidentas Liudas Jonaitis šios asociacijos vardu dovanodamas paveikslą palinkėjo gerovės, kantrybės ir atkaklumo, bei įteikė dar vieną šmaikščią dovanėlę nuo Joniškėlio Žemės ūkio mokyklos Karvutė taupyklę. Sulaukta svečių ir iš apskrities. Laikinai einančios Panevėžio apskrities viršininkės pareigas Zitos Kukuraitienės sveikinimo žodį perdavė Alvydas Kriaučiukėnas, o padėkos raštais pagerbti mokyklos pedagogai Henrikas Meijeras ir Dalia Galionytė. Neapsieita ir be kolegų. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorius Bronislavas Rimkus bendraminčiams linkėjo kūrybinės sėkmės bei ugdymo proceso laimėjimų. Vabalninko parapijos klebonas kanauninkas Povilas Miškinis taip pat džiaugėsi šią mokyklos sukaktimi. Būkime visi vieningi, kurkime gražų tautos gyvenimą. Linkiu sėkmės mokyklos direktoriui, ypatingai, kuris tikrai su gražiu rūpesčiu ir meile rūpinasi, kad ši mokykla gyvuotų, kad iš jos išeitų moksleiviai apsišarvavę mokslo žiniomis, ir pateiktų gyvenime kiek galima gražesnės kūrybos savo tautai. Išties nemažai ko turėjo pasidalinti ir ką prisiminti pačios pirmosios mokyklos absolventų laidos atstovė. O pirmąją šventės dalį užbaigus dainą apie mokyklą jau rinktasi jos kieme. Ilgam apie šį susitikimą mokyklos kolektyvui bei jos svečiams primins simbolinis ąžuoliukas, pasodintas priešais Vabalninko Žemės ūkio mokyklos centrinį pastatą, toliau augdamas skaičiuosiantis šios ugdymo įstaigos gyvavimo metus. O džiugi šventė tęsiasi toliau. Kaip medis sujungiantis dangų ir žemę, taip šis renginys susiejo praeitį ir dabartį.
Šventinės konferencijos dalyviai buvo supažindinti su mokyklos istorija. Tačiau niekas neparašys jos geriau nei buvę vadovai, darbuotojai, moksleiviai. 1955–1959 metais mokyklai vadovavo šviesios atminties direktorius Jonas Jakštas. Paprašyti pakilo šios laidos atstovai. Tuometinėme Vabalninko žemės ūkio technikume dirbo Juzefa Kireilienė, mielai pasidalijusi savo prisiminimais. Po Redos Indrulėnaitės vadovaujamos instrumentinės grupės muzikinio Interpo prisimintas antrasis įstaiga vadovavęs direktorius Henrikas Vaškas. O mokyklos jaunimo šokių grupė linksmai sutrypus hakerių polką, aidint garsioms ovacijoms pasveikintas Vytautas Dešeras, direktoriavęs 1960–1964 metais. Vieni po kitų iš vietų kilo buvę mokyklos auklėtiniai, pagerbdami 8 metus direktoriavusį Vytautą Kirstuką. Kalbėdamas direktorius prisiminė nuolat savo kartotų žodžius: mes visko neišmokysim ir mes visko neuždrausim. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Rima Zauzienė pastebėjo, jog ne vien duona žmogus sotus ir vargu ar be žemės ūkio specialistų klestėtų muzikinė kultūra. Na, o šios mokyklos mokytojai skiria muzikinį kūrinį. Prisiminus amžinybėn išėjusi direktorių Algirdą Puodžių, tarti žodį pakviestas Alfonsas Norkus, 12 metų atidavęs šiai mokyklai. Direktorius džiaugiasi, kad čia grįžti visada malonu ir visad jautiesi savas tarp savų. Na, o pasidalinęs savo darbo metais patirtais įspūdžiais, jis linkėjo prisiminti tik tai, kas gera. Dar labai ilgai Vabalninko žemės ūkio mokykloje dalintasi prisiminimais, ilgai skambėjo buvusių jos darbuotojų ir moksleivių balsai. Turbūt ne vienam buvo gera sugrįžti į mokyklą, užauginusią sparnus, sugrįžti ten, kur visada laukia.